Šiandien pradėsiu nuo parodymų. Parodymai man reikėjo duoti Alytaus vyriausių tyrėjų Aidui Kaknevičiui, o parodymai reikėjo duoti todėl, kad buvo parašytas skundas ant Avižienio Rimo, kadangi jisai padarė daug galimai nusikalstamų veikų. Tai, kad pavogė Eugenijaus paso duomenis, taip kad Eugenijų privertė pasirašyti ant prašymo socialinėms paslaugoms ir Eugenijų nesakė, dėl ko pasirašo. Eugenijų išvežė prievartą panaudojus fizinį smurtą. Jis buvo prievarta išneštas iš lovos į greitąją, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos. Eugenijus buvo išvežtas prievarta 25 dieną, panaudojus ir fizinį, ir psichologinį smurtą. Jam nesakė, kur veža. Taigi čia dabar aš vardinu nusikalstamas veikas ir skundas buvo parašyta dėl šių nusikalstamų veikų, tačiau Kaknevičius nei vienos nusikalstamos veikos nesiaiškino ir netyrė. Tik tai Avižienį Rimą tiesiog gynė. O ką pranešime parašė, kaip gynė, aš perskaitysiu truputį vėliau. Taigi toliau tęsiu Avižienio Rimo nusikalstamas veikas, galimai kurias jis darė ir dėl ko buvo parašytas skundas į policiją. Eugenijus buvo išvežtas slaptai nuo mamos ir sesers. Taip pat Eugenijus nežinojo, kur jį veža, jam nesakė. Eugenijus Genytės globos namuose laikomas svetimo žmogaus vardu. Taip, čia dar ne visos galimai nusikalstamos veikos, tačiau kadangi aš parodymus daviau surašydama savo ranka ir parodymus aš surašiau į 9 puslapius, taigi kiekvienas vaizdelis bus po vieną puslapį, tai bus iš viso 9 vaizdeliai. Aš manau, kuo daugiau vaizdelių, tuo daugiau žmonių sužinos, koks yra nesąžiningas Alytaus tyrėjas Kaknevičius ir kaip jis gina Avižienį Rimą, kuris padarė daug galimai nusikalstamų veikų, tačiau nei vienos jis netyrė ir nesiaiškino. Taigi pradedu nuo 9 puslapio, aš jį perskaitysiu. Čia mano parodymai surašyta mano ranka. Eugenijus Genytės globos namuose laikomas be paso, be pensininko pažymėjimo, be negalios pažymėjimo, neturint šių dokumentų. Genytės globos namai negalėjo priimti Eugenijaus į Genytės globos namus, tačiau Kaknevičius nenuvažiavo ir nepasiaiškino, kodėl Eugenijus priimtas be paso, be pažymėjimo, negalios, be pensininko pažymėjimo, be šių dokumentų globos namai žmogaus negali priimti, tačiau
Kaknevičius nesiaiškino, net nebuvo nuvykęs, tačiau jis tik tai gina Avižienį Rimą. Genytės globos namuose laikomas nelegaliai, neteisėtų būdu, nesiaiškino, kodėl nelegaliai laikomasi neteisėtų būdu. Nes Avižienio Rimanto ir Jegelevičienės Nijolės dokumentai į Genytės globos namus sutvarkyti be Eugenijaus paso su pavogtu paso kodu. Eugenijaus pasas nuo Liepos 20 dienos iki dabar Kaune. Taip pat Avižienis Rimas su pavogtu Eugenijaus kodu sutvarkė, kad pensiją Eugenijaus gautų Genytės globos namai. Taip pat su pavogtu paso kodu sutvarkė ir, kad į Genytės globos namus būtų persiunčiama 540 eurų už poreikius. 6 mėnesius Eugenijus negauna 20% pensijos. Kaknevičius nepasidomėjo, kodėl globos namai Eugenijui 20% nemoka, todėl kad Avižienį gina. Jam sunkios negalės žmogus nerūpi. Kaknevičius negina sunkios negalios žmogaus ir nepadeda jam ir nesaugoja jo, o tačiau Avižienį, kuris pavogęs paso duomenis ir sutvarkęs visus dokumentus į globos namus, Eugenijus laikomas nelegaliai be dokumentų jokių. Tai vat Kaknevičius šitą žmogų ir gina, kuris daro nusikalstamas galimai veikas. Eugenijus negauna pensijos, kai kartoju, 6 mėnesius. Pasisavina globos Genytės namai. Taigi čia aš pradėjau nuo 9 puslapio, o iš viso yra parašyti 9, taigi sekantį kartą savo parodymus perskaitysiu 1 puslapį. Tačiau dar truputį noriu ir iš pranešimo Kaknevičiaus kelias eilutes paskaityti. Po kelias eilutes pranešimo paskaitysiu į kiekvieną puslapį parodymų. Taigi, balandžio 30 dieną Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas Nijolės skundas, kad Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižienis kartu su socialinė darbuotoja Nijolė Jegelevičienė galimai pavogė
brolio Eugenijaus Aleškevičiaus tapatybės duomenis ir prievarta buvo išvežtas iš ligoninės. Šiandien paskaičiau šitas kelias eilutes, bet tačiau Kaknevičius dėl šitų dalykų iki teisminio tyrimo nei tyrė, nei aiškinosi, kodėl Avižienė su Nijole Jagelavičiene pavogė ir iš kur pavogė paso duomenis. Bus daug vaizdelių, dar 8 vaizdeliai. Kuo daugiau vaizdelių, tuo daugiau Lietuva sužinos apie šį žmogų Aidą Kaknevičių.